Va, turim naują dieną. Jau 6 diena iš eilės. Kylam į 3 valandų užduotį. Virš. Taip, oras po šalto fronto, debesų yra. Žiūrėsim, ką turėsim šiandien. Papalimas su vandeniu pasiruošęs. Propinas kyla. Iškart po atsikabinimo gavau beveik 3 metrų stiprumo kilimą. Dabar 14:10 minučių ir planuoju, kai tik atsidarys startas, iš karto startuoti, nes 3 valandas reikia skraidyti. Užduotis tokia ir kad labai nenutempti į naktį. Šiandien vėlyvas oras, kadangi ryte praėjo šaltas frontas. Paprastai po šalto fronto praėjimo būna geras oras. Pažiūrėsim, manau, kad taisyklė turėtų pasiteisinti, tik tiek, kad va tokių viršutinių sluoksnių uždengimų matosi. Sukuosi tarp Prienų ir Birštono. Peršokau į dar vieną gatvelę prieš vėją ir startuosiu iš čia. Startas atidarytas. Startas atidarytas 14:22. Atšokam. Startavau turbūt, bet kažkaip ne iš maksimalaus aukščio, nepasisekė iš maksimalaus aukščio sustartuoti. Bet kol kas skrendu, gal čia ant tiesiosios pasiimsiu. Nusprendžiau perstartuoti, nes nelabai gerai nuėjau. Kažkokia ten sugriuvus gatvė buvo. Bet netoli buvau nuskridęs, taip pagrįžau. Šį kartą startuosiu iš labiau pavėjinės starto linijos pusės. Sukuosi startui.
Dabar aukščiau žymiai. Nu va, geresnis gavosi. Galima duoti gazo dabar gerai. Susidėliojau maršruto taškus. Kol kas tik įskridus į zonas. Ir dar taip pasidėliojau, kad išvengti draudžiamų zonų pakeliui. Nu va, netoli pirmos zonos krašto, ant Žuvinto pelkės krašto. Einu aukšti, geras kilimas. Kabinsiu šitą sektorių, nes čia nelabai matau, kur į pietus daugiau eiti. Uždengimas ten stovi. Išsiimti reikia čia kiek tik tai galiu. Eiti atsižymėti ir tada į šiaurę dumti. Kažkaip nesiseka aukštį išlaikyti perėjimuose tarp kilimų. Labai greit nužemėju. Nerandu gatvelių. Nu va, 1300 metrų nuo aerodromo lygio. Einu į pirmą zoną žymėtis. Na, kokia juoduma priekyje. Įtariu, bus ką veikti. Turėsim ir šiandien šachmatų. Sukuosi. Nu ką, 86 kilometrai iki taško, kurį pasidėjau antroj zonoj. Kol kas vidutinis greitis 100 km per valandą. Nu va, kokia juoduma. Nu, bet tikėkimės bus čia kilimų to juodumai. Priekis sklandytuvų grupė ima aukštį. Nu tai beviltiškai neatrodo reikalai. Iš čia reikia išsimušti iš šito uždengimo, kuris traukia iš pietų, iš pietvakarių.
Geras kilimas čia. Dita virš manęs skrenda. Va, skrendu visiškai nuėmęs gazą. Praskridau Marijampolę ir artėju vėl prie Pilviškių. Ir va, priekį matosi gražus debesiukas. Ir ten visa šaika eina. Tai va, tiek, kad aukščio biškį jau nedaug. Mažiau 700 metrų. Nu, bet čia saulė šviečia. Tai turėtų šildyti žemę, turėtų būti kilimas. Žiūrėsim, ką ten gaus. Kedrytė priekį skrendanti. Manau, turi būti, bet va, malūnai jau visai dideli. Atrodo iš tokio aukščio. Elektrą malantis. Nu va, užsuko. Nu va, visai gerai. Flarmas rodo, kad virš 2 metrų turi ten. Jeigu taip, tai gerai. Tik va, ką reikės daryti, kai pietuos sezoną reikės imti, vėl reikės į tą uždengimą grįžti. O gal pasikeis situacija. Per tą laiką, kol suskraidysim į šiaurę. Adomas aplenkė mane. Yra 1,5 metro, gal pastiprės aukščiau. Adomas čia mane aplenkė su greitiniu sklandytuvu. Gerai slysta jie. Vandens po 200 litrų prisipylė. Praskrendu Lukšius. Oras liktai neblogai atrodo. Taip, skrenda visi. Tai vieni į priekį, tai kiti į priekį. Vieni kairiau, kiti dešiniau. Aš manau, kad aš šiek tiek dešiniau einu. Žodžiu, skrendam į antrą sektorių. Žiūrėsim, kas čia bus. Kol kas svarbiausia uždengimo nėra. Kairiai pusėje šakiai. Likau vienas skristi. Bet aš moku vienas skristi. Ne grupiai. Nieks netrukdo. Aišku, nėra kas ir kilimus parodo dabar. Nu va, perskrendu Nemuną ties Plokščiais. Kairiai Plokščiai. Manau, kad paskrisiu iki to debesio priekį, kur yra. Ir suksiuosi.
Aišku, gerai būtų ten dar kilimą gaut. Būtų idealu. Pagal išvaizdą turėtų būti. Liko skristi 1:22 minutės. Ir dar 149 kilometrai. Rodo, kad parskrisiu vėliau 26 minutėm. Tai labai čia įsijausti, skristi į šiaurę neverta. Čia ir apsisukinėsim. Ieškau centro, bet nerandu. Nu va, skrendu į pietus. Ir žiūriu, kur saulė šviečia. Ir kur nors kažkokie debesis yra. Kur galėtų būti kilimas. Atrodo, čia nelabai ypatingai. Net nežinau, kur eiti. Ar kairiau, kur buvau nusitaikęs, ar dabar, kur pasukau. Bet čia va, saulės prie Pilviškių daugiau šviečia. Gal vis tik čia reikia sukti. Sudėtinga situacija. Bet čia prie Pilviškių hotspotas yra šitoje vietoje. Vladai, labas, į kurią pusę skrendi? Čia reikia kažkokiu būdu išsigelbėti. Paukščių dar biškį yra, bet jisai tirpsta. Startuokit, laisvė. Čia šviečia saulė į žemę per kažkokią skylę tarp debesų. Gal čia kažką ir užgaudysim. Bandau pasižiūrėti konvergencijos sluoksnį. Bet čia jau nėra ką labai daug žiūrėti. Reikia tiesiog kilimą rasti. Vėjas pakankamai stiprus. Dabar skaičiuoja 21 km per valandą, aukščiau stipresnis 27. Dvylika laipsnių 600 metrų aukštį. Išleidau vandenį visą. Aišku, iš per mažo aukščio išėjau į šitą perėjimą. Bet dorai ten nieko nebuvo. Pilviškiai dešiniai. Nu, neima niekas. Debesiukai kažkokie čia yra. Būsiu iš per mažą aukščių išėjęs į šitą perėjimą. Vėl turiu reikalų. Labai jau malūnai dideli pasidarė iš mažo aukščio.
pasiuntė karvelį. Virš 2 metrų iš tokio aukščio, tokioj situacijoj kilimas. Kažkas nerealaus. Iki 3 metrų meto. Atėjau prie Marijampolės ir čia kaip ir gatvės pradžia. Bandau centruoti kilimą visai stiprų. Bet kol kas tik tai 1,4 vidurkis kilimo. Šiandien tokia diena, kad kartais labai sunku sucentruoti. Liko 39 minutės skristi ir skaičiuoja dar 78 kilometrus pagal tai, kurioje vietoj tašką pasidėjau. Bet čia į paskutinį sektorių yra gatvė, bet noriu aukščiai išsiimti. Visokiais tokiais neaiškiais orais reikia aukštai skraidyti. Nu va, kaip atrodo gatvelė. Ir panašu, kad čia gauna saulės ir visai dirba. Vėjas tai stiprus, 27 km per valandą skaičiuoja. Štai ten taip ir buvo sunku skrist prieš vėją į šiaurę. Dabar svarbu tokioj situacijai neprisižaisti, kokių nesąmonių. Artėju prie Žuvinto. Ir skaičiuoja kol kas +8 minutės. Nu, vaizdeliai tokie geri. Apsisukti reikia virš Metelių ežero krašto. Iki to taško dar 13 kilometrų. Ir čia gatvė baigėsi. Kas man ne visai patinka. Bet manau, aukščio turėtų užtekti iki jos atgal sugrįžti. Nors dar čia prasižiūri kažkokie debesiokai. Liko 25 minutės.
neskubu niekur. Kažkaip reikia, aišku, vėjas biškį prineš arčiau tą gatvę. Kad gal mažiau biškį puskristi iki jos. Pasisukau, kad tiesiai sektorių paimti ir kad galima būtų suktis. Čia va dabar mus galvosūkis, ar nereiktų eiti ten link Krosnos, link Varduvos tiksliau. Tuos debesis kairiai, kur yra. Suktis reikės. Tūkstantis 100 metrų. Taip, reikės į tuos debesis eiti. Kairiai esančius. Sukamės. Čia saulė biškį šviečia. Tai gal ir dirbs. Pamatysim. Išėjau į finišą. 30 km. Atsarga 175 metrai. Su pusę metro. Makrėdį. Bandysim paršliaužti. Vėjas šoninis, šiek tiek priešinis. Ir dabar net 32 km per valandą skaičiuoja. Nu, labai stiprus vėjas. Nu ką, liko 13 km. Atsarga 160 metrų. Ir čia tokia kaip gatvelė. Šiek tiek yra, aišku, aš jau žemai, 650 metrų tik tai, bet turi užtekti pareiti. Papa Lima 10. Papa Lima 10. Vėjas apie 3,6, kokius 30 netgi, bus prieš vėją nuo termiko tupint. Labai sukinėjasi 2-3 metrai. Supratau, dėkui. Duodam biškį gazo. Čia kelia tie debesis. Va, virš Birštono praskrendu.
finišas. Išsileidau ratą. Papalima ketvirtam. Gerai. Ką papalima? Tumpo, ketvirtam posūkį nuo sankryžos. Matau jau, matau. Biržai 10. Nu ką, skrydis baigtas. Žiūrėsim, ką kiti pademonstruos. Pas mane gavosi beveik 84 km vidutinis greitis.